aukštą, nežinau kaip pasakoti. Nesvarbu. Vilnius, sausio kelinta šiandiena. Čia kairiau rodo. Kairiau? O. O, jau nuvažiavę ne ten. Tomai. Sausio 8 Vilnius, važiuojam apžiūrėti naujausių narių garažo. Tikiuosi grįšim šiandien. Au, blėt, senakį. Vilniukas. Technikos staklės. Naujausios. O, normaliai kitos. A ne meškė? Ai, tas. Jeigu baigta, kad žinau, turiu būdą duką. Ne tą turiu. O matai šitas lūkės iššokė. O pas mane teražoja tokios storiaus lygiai. Nu ką, mes ir vėl susirgdėjom. Sakė, neturi laimėti. Yra kienas. Tai jeigu kas nežino, tai čia yra ta vieta, kur gimsta iš 700 į litrą. Iš 650 gimsta į 1-1. Į 1-1 varikliai. Jo. Bet labai retai gimsta, retkarčiais. Tai va čia yra alkūninis, kuris iš tikrųjų vien jį įdėjus, jau tu gauni 900 kubų iš 650. Čia yra eiga padidinta iš 68 iki 88. Atrodo nedaug, bet iš tikrųjų variklių tai labai daug duoda. Dabar vienintelis Lietuvoje gyvas variklis yra pas Artūrą. Filmuosim, atidarysim, filmuosim. Jo, vienas buvo užmuštas, tai čia atsiųsta replacement detalė. Sakant, žmonės pripažino klaidą, kad pas juos buvo kažkokia problema ir atsiuntė naują. Tai vat laukia įdėti jį. Kol kas kolekcijoje įdėti. Tai va, yra metalo, ne? Tai iš tokių padaro. Taip. Tai čia tokia maža versija tų cilindrai buvo daromi praktiškai iš va tokio va detalės, tik aišku, jinai buvo tokia. Įsispaudėm į va šitos va kūkštelius. Griebtuvą. Tokį didelį. Centravomės. Nu ir po biškį per kokią savaitę, po vieną. Drožėm ir pridrožėm. Drožlių buvo, tai nuvažiavau nusipirkti sodo maišų lapam, tokio didumo. Tai vieną cilindrą kai padarai, tai va tiek prisikrauni, išneši lauką ir tada kitą varai. Jo, iš tikrųjų, to prasme, kosmosas, aliuminis jis toks dalyks, kuris tiesiog eina labai daug, žinai. Čia, ne, viskas. Jo, čia yra tokios koordinatinės staklės, yra koms prie jų, kur iš tikrųjų dar, nepridėjau šitų iš tikrųjų liniuočių, bet jos laukia pridėti
kol kas va, tiktais va, su šitais senoviškai. Viskas susikoordinuoja, ką tau reikia. Aišku, papildomai dar nusipirkau rotacinį stalą, kad galima būtų detalės ratu, žinai. O tai kada serijinė gamyba? Serijinės niekada nebus. Kaip sakant, štai. Tai čia tik tai hobiui. Taip, tik hobiui, žinai. Nu ir tekinimo staklės, mano pirmosios staklės. Paaukojau vieną motociklą, kurį buvau nusipirkęs Royal Enfieldą Continental GT 2020 kelintų metų. Labai nauja iš tikrųjų motociklą, 20 gal antrų kokių ar pirmų. Kaip paukojai, kaip supras? Aš jį pardaviau. Nes man, jo, aš jį pardaviau, aš su juo važinėjau, jisai pats geriausias buvo motociklas, bet man kažkaip labai liūdna vienam važinėti buvo ir labiau patiko važinėti su motociklai, su lopšeliu, su hebra ir kažkaip tai galvojau, kažkam perlysiu į rankas, tai atvažiavo žmogus iš Estijos jį nupirkti. Tai labai džiaugiasi, kad jis įgavo, tai aš va tos pinigus paaukojau ant šitų staklių. Čia buvo pradžia visų šitų dalykų. Kad turėtum Dnieprą paaukojau ant Taip, iš tikrųjų taip, kad galėčiau tobulinti Dnieprą, opozitinį variklį. Tai būdavo pastatyti, Dniepras čia stovi, o Royal Enfields pas mane garaže. Sandėliojams buvo. Jo. Labai ilgą laiką to nusprendėm. Tai va, o paskui atsirado šitas, tam, kad nevažiuot pas žmonės užsakinėti kažkokių dalykų, nes iš tikrųjų šitas staklės eina porom. Viena be kitos jos tokios yra kaip, žinai, kaip viengungis, žinai. Visada turi būti šeima, žinai, turi būti ir tėtė, ir mama, žinai. Tai va, nežinau, kuris iš jų tėtė ir mama, bet jos eina kartu kaip šeima, žinai. Tu čia biškį apdirbi, tada dėdi čia ir apdirbi toliau. Ir tada jau tu turi tikrą detalę. O tai kuris skylutės daro pasakėti? Skylutės daro visi. Šiais laikais, žinai, čia gera šeima. Liberalios pažiūros. Čia reikia taikliai kad padarytų. Nei vieną prašypusį. Mes su Robertu, kai nusipirkom, tai patį pirmą detalę, kurią ne detalę, o įrankį padarė. Man labai patiko tas konceptas, kai tu su įrankiu pradedi daryti įrankius, bet aš dabar kažkur nematau, kur aš paslėpęs esu. Gal kažkur biškai nukroviau šoną kažkur. Čia brangiausias įrankis, paslėptas. Jo, greičiausiai. Tai va, aš irgi nežinau, kad tokie dalykai įmanomi, pasirodo įmanomi ir viskas vyksta Vilniui. Va, iš tikrųjų, čia yra va tokia va ta angalis, jisai angliškai vadinamas fly cuteris, kurį užsidedi, atsireguliuoji ir tu nuiminėjai paviršių. Tai va, kai tu turi jau ir tekinimas staklės, tu gali išsitekinti vieną dalį, tada kai turi frezavimas staklės, gali prisifrezuoti, įsistatyti peilį. Tai kaip sakant, iš šitų įrankių gimsta kiti įrankiai, kurie toliau daugina kitus įrankius. Tai vienu žodžiu, kai robotai jau turės protą, tikrai tai jau pasidarys, ko jim reikia patys. Taip. Patys. Tai va. Čia dabar yra pas mane kampelis, kaip sakant, pirmosios pagalbos kampelis, yra kraujospūdį matuoti motociklam. Visi, kas žinot, supras. Vakuumą, sinchronizacijai. Čia yra jau... Stetoskopą irgi naudojai? Jo, stetoskopas yra iš tikrųjų labai dažnai naudojams, bet čia jau tada, kai naudojai, kai tu jau pats nebežinai, kas vyksta ir kur ten kala, žinai. Iš tikrųjų daug padėjo identifikuoti, kurioje vietoje yra problema, nes dažnai būna kažkur kažkas barška, tarška. Tai va, o daugiau, nežinau. Čia ką nori, tą rasi, iš tikrųjų. Čia visko yra. Jo, ten dar turiu visokių kampelis, kaip sakant, laukiam, kol prieisiu prie šito. Čia va, aliuminį virint. Dar vienas staklis, čia detalių sukaupta. Jo. Va, čia dar vienas dalykas įdomus. Čia yra prietaisas balansuoti švaistiklius. Irgi savo darbas. Jo. Ne, čia pirktas iš... Jo. Va, galiu parodyti principą. Sakant,
Atrodo viskas labai paprasta, padėjai vieną galą, kitą galą, bet jeigu tu paimi paprastas svarstyklės, tai tu kiek bedėsi, tiek kartų gausi skirtingą rezultatą. Yra pati esmė, kad tu teisingai išsikabintum. Nu čia aišku biškai dar su... Va. Tada įsijungi ir jis tau parodo. Ir gali pasisverti tiksliai vieną galą ir kitą galą. Ir Kam to reikia? tai yra labai svarbu, nes šita masė skaičiuojasi prie vieno dalyko, šita masė skaičiuojasi prie kito dalyko. Taip. Ir tos masės, kaip sakant, viena kitą neutralizuoja. Šita, kadangi yra besisukanti masė, o šita yra masė, kuri pirmyn atgal juda. Kaip sakant, šita masė turi nugalėti šitą masę, o jeigu jos yra skirtingos, tai yra vibracija. Tai vat, kad teisingai išsisverti tos dalykus su stūmokliu, tu turi žinoti šitos dalykus. Tai čia tokias mini svarstyklėlės. Visą laiką taigi būdavo tiesiog imi maždaug panašus ir dedi. Nu taip, bet ir važiuodavai, seniau būdavo greitis iki 70, žviruoti keliai ir to užtekdavo, bet mes dabar norim važiuoti 90, norim 100 važiuoti, todėl mes visus tos senus motorus spaudžiam, o kai spaudžiam, išlenda visos tos problemos, kurios disbalansai ir visa kita. Tai va. Tai jo, tai kas dar nežino, Rolano, Roberto, tai kur jūs buvote išlėkę? Mes buvom išlėkę 2024 metais Zakopane, nuvažiavom 3, tai mano Dniepras ir 2 Uralai. Vienas M66 ir M67 ar M736, naujesnis, jo, šitie. Nu ir tada 25 metais vasaro iki Grado, kas nežino, kas Grado, tai čia yra Italija. Italijos kraštelis, Viduržemio jūra. Adrijos jūra. Kakoj skirtum? Ir į Kopizudą dar buvo galėkę, ne? Į šitą? Čia Klaudijus yra mūsų sponsoris. Bet čia senų motociklų. Aišku, vieną trūksta. Nes į vieną važiavom, per 2 dienas nenuvažiavom, aišku. Tie buvo total, fatal, sakant. Iš 3 motociklų 2 krito ir jau tada nusprendėm, kad liekam. Bet visus kitus ir toliau, man atrodo, kiekvieną nepraleisim. Bet idėja, kad iki seno motociklo vyno nenuvažiavot, bet iki Adrijos jūros davažiavot. Tai reiškia pažanga yra? Nu taip, sutinku. Būtų gerai, kad kažkas dar prisijungtų prie tų kelionių. Tai jo, iš tikrųjų dabar turim potencialių kandidatų Švedijoje. Jo. Atsirado iš tikrųjų kandidatas su labai rimtu aparatu. Ir sprendėm mašinai, kad važiuosim į Švediją. Labai gerai. Chapterį naują kursą. Labai gerai. Tai va, tai taip ir gyvenam, taip ir toliau gyvensim. Laukim. Jo, tai iš tikrųjų šiemet yra tikslas sustiprinti Vilnių. Taip, Regimantai. Vilnius, Robert. Tai jeigu nemali šūdo ir normalus esi važiuotojas, tai susisiek. Galiu sandėlį parodyti. Sandėlį? Einam dar į sandėlį pažiūrėti. Sounds good. Bet šitas skanus. Skanus, visi airiški. Visi airiški skanus.
Taip, va taip atrodo vieno, nežinau, kuris čia Uralas, Dniepras ar kas čia toks. Šių neskiriu ir niekada neskirsiu. Dniepras? Nu tai va, kolega pataisė Dniepras. Su tokiais karburatoriais. Toks va. Dniepriokas. Ir viskas padaryta, viskas su tom, viskas apšiti. Ne. Čia cilindrai gaminti nuo nulio, o čia tik tais va taip, nušlifuota, žinai, kad gražiau atrodytų. Ai, tai čia jau Čia jau gamyklinis tas daiktas, žinai, o viskas tvarkoja. O čia? O šitas visas pagamintas. Tas pagamintas. Čia galva? Čia galva. Dar kartą sakau, nieko nesuprantu apie techniką. Nusižemink, tikrai jau supranti. Aš suprantu gražu, negražu. Nu, gal apie opozitus mažiau sakyk. Nu taip, apie opozitus visiškai nieko nesuprantu. Einam, sandėlį. Kas čia? Čia yra tiesiog Prancūzai užsakė, kiniečiai padarė, tai čia yra Honda CB400. Jinai labai sena. Na, mūsų, jis į darbą važinėja. Geras, filmukas toks. starteris ten, katalizatoriai, viskas. Čia tipo, kad būtų euro, ten 5 standartas ir tiek. Jis konstruojamas. Ir į purškims. jo. O, aš Čia Enfieldo, žinai, palikimas. nostalgija, ne? Nostalgija, bent jau. Tai va čia irgi Enfieldo padangą. Čia irgi tas pats, ar ne? Ne, Čia originaliai. originalas. Wow. Bet žiūrėkit, bet dažniausiai važinėjat su vienu, ne? Su šitu dažniausiai. Kas 2 savaitės žmonės išvažiuoja. Su šitu važiuoju dažniausiai daryti. Tai va, čia toks sandėliukas, du kelto motociklai. O kieno šitas? Na, pakabinu. Šitų tik nerodyti. Tai vienintelis parvažiavo? Ne, vienintelis parvažiavo šitas, žinai, bet, nu kaip sakyt, žinai, jeigu tepalo būtum vis žiūrėjęs normą, tai ir su to būtum grįžęs, ta prasme. Tai galima sakyti, kad parvažiavo, žinai. Tai va taip. Einam, bet čirką padarysim. Užtenka čirkų.